visus vardais. Labą dieną. Dar viena eilinė dalis, šiandien Linas. Ačiū, kad kvietė. Linai, pas mane yra 5 klausimai, laida mano, ką noriu, to klausiu, bet pirmas ir paskutinis klausimas visiems yra vienodas. Pirmas klausimas. 22 metai, vasario 24 diena. Ką atsimeni ir ką jautėjai? Nu, kad jinai bus 24, 28 ar ten 22, tai jau ten buvo aišku, turbūt prieš mėnesį, ar netgi gal porą, kai vakarų šalių žvalgyba pasakė, kad praktiškai jau puolimas bus 100%. Ir mes tuo metu išvažinėjome į pratybas, aš tuo metu tarnavau Klaipėdoje, jau važiavome į pratybas į Pabradę. Ir vadavietė buvo ten dar už Pabradės, toliau žodžiu link Baltarusijos sienos, tai yra visai kitas regionas. Taigi žinom, kad kažkaip tai galėjo baigtis ir negerai, nes viskas praktiškai ant Marytės plauko išplaukta. Tai va, tai pasidėjome į sunkvežimius granasvaidžių, įsidėjome visus kovinius komplektus, bet važiavom tik tai valdymo grupės, nu, tai labai neypatingai daug. Tai žmonių, žodžiu, galvom, jeigu jau netyčia taip nutiktų, kad jeigu Ukraina kristų, na, tas blitzkrigas suveiktų, tada per Baltarusiją čia užvažiuoja. Ir mes pratybinamės kažkur tai, žodžiu, ne savo atsakomybės rajone, o dievaži kažkur kitoje pusėje Lietuvoje, tai sakau, nu, reiks atsišaudyti kažkaip, tai tada su mūšiu po truputėlį trauktis, nu, ir jau tada kažkur tai mūšį perduoti jau saviškiams atsakomybės rajone. Tai va, kai viskas prasidėjo, kadangi vis tiek nuo 14 metų labai yra tie glaudus ryšiai su ukrainiečiais ir ne su vienu vadu ten pažįstamas esu, taktinio lygio vadu, įvairių tarnybų, tai darėme teletiltus. Tada, ir žodžiu, ten mūsų vadavietė buvo, kokių 10 televizorių kabojo ant sienos. Tai kokie 5 televizoriai buvo, tai operacinis paveikslas taip, kaip atrodo mūsų pratybos, nes vis tiek pratybose reikia dalyvauti, nu, negali kažkur tai mesti ir važiuoti ir ten kasti apkasų. Tai, o kiti 5 televizoriai buvo operacinis paveikslas iš Ukrainos, kur juda rusų kolonos, kurioje vietoje, kur kas ten sustabdyta. Nu, žiūrėjome, nes, nu, tu čia, sakau, iš pratybų gali tiesiai į karą įmauti. Tai buvo, nu, praktiškai toksai, žinai, nemiegojimas kelias naktis. O pati 24, kaip asmeniškai viduje priėmėjai, kad prasidėjo? Jau kaip prasidėjo 4 ryto? 14 metai gal biškai kitaip buvo. Aš 14 metų labai buvau kažkaip tai išsigandęs. O šitų jau nebuvai? Jau vis tiek žinojom, kad bus. Čia kaip ir tarpukario Lietuvoje. Kareivis. Jo, tai vienas iš nedaugelio. Tu vienas iš nedaugelio. Kad bus. Nu. Jo. 14, kai parėjau, tada tikrai buvo neramu, nežinai, viskas tuščia. Nieko, žinai, visi sandėliai tušti. Na, dabar 22 buvome mentaliai pasiruošę, jau žinojom, ko čia, žinai, tikėtis galima. Tai. Bet kaip ukrainiečiai fantastiškai atsilaikė. Nu, sunkiai, bet atsilaikė. O tai dabar 25 metų pabaiga, žiūrėk, dar viskas kaip ir normaliai, tai žiūrėk, jau kiek metų bus, kai kariauja. Gerai, nežinau, ar gali atsakyti į šitą klausimą, bet, nes tu kariškis ir dabar, ir tada. Ar kažkaip tai rinkote ir vežėte ir padėjote Ukrainoje, nu, sakykime, volontiorką tą žargonas yra, jis nelabai išsiverčia. Ar kažką darėte? Tai aš kadangi nuo 14 metų to užsiminėjau, tai pradžioje 14 metais, 15 patys vežėm, po to, kai jau ten su tais ukrainiečiais, nu, čia buvo pravai sektor konkrečiai batalionai, Aidaras ir Azovas ir visokie kiti tenai. Donbasas. Donbasas, UNSO organizacija. Tai jie tada pradėjo važiuoti į Lietuvą, pirkdavo Klaipėdoje mikroautobusus, aš tada Šiauliuose tarnavau. tą mikroautobusą mes užkrauname, tada dar jį ten truputį Kėdainiuose pašarvoja, tada padangas C uždeda stipresnės, kad ten neįsiskiestų jisai, žodžiu, pakeliui važiuojant ir va jie tada jau patys viską išsiveždavo. Su Jonu Ohmanu irgi užsiminėjau. Irgi daug esame labdaros išvežę visokių švediškų maskalatų, batų. Maskuojančių. Maskalatas jis taip vadinasi, maskuojantis rūbai. Ne, tiesiog kabinėjasi paskui. Tai va, batų irgi tokių buvo smirdančių. Bet jie buvo labai geri, tarp kitko, nes ukrainiečiai sakė, užmynė kažkas ant minos. Tik tai pėda, žodžiu, ten biškiai apdraskė. Visi tokie
nežinau, iš ko ten padaryti, bet toks nemedinis, toks padas, toks žodžiu. Ten buvo galbūt amerikoniški batai, aš turėjau kažkada. Ne amerikoniški, ten švediški. Ai, nu švedai irgi gamina pagal tą patį principą, tenai stovėjo Jie ruošiasi metalinė, ten stovėjo slidininko batai. metalinis padas. Jo, geri Gali būt batai. plokštė. Jo. O tai va, tai tuos visokius vat irgi vežėme ir, nu kaip pavyzdys, va, ne, tai dabar va šiuo metu va, pas mus 3 vietose vyksta 9 mašinų užkrovimas. Labai liuks, ačiū. Buvo, nu, tai jau kas kitas. Aš kaip buvęs Ukrainos kariškis tau turiu padėkoti už tai, kad jūs tai darot. Ne to, kas kitas, žinai, pagalba įsiklausimas. Padėsime jiems, žinai, jeigu mes nedaug dievė papulsime tokią situaciją, tai irgi neliks nuo šaly. Nu, Tai tikrai ne vienas iš jų yra man pasakęs nuo 14 metų, kad atvažiuos ir pakankamai skaitlingai. Gerai, tau kaip šaulių vadai bus šitas klausimas visą laiką skambėjo, kodėl žmonės nustoja padėjinėti kitiem. O tau gal paskambės kitaip klausimas kaip šaulių vadai. Kaip manai, ar netgi tarp tavo šaulių nenugesta tas entuziazmas padėti Ukrainai? Bendrai aš matau, kad yra apiblėsę ir labai stipriai, sunkiai. Jeigu anksčiau pavykdavo surinkti, pavyzdžiui, ten va irgi pinigų ten kokiam dronų dirbtuvėm, dabar praktiškai šansų jokių. Reikėjo nuvežti dabar va kemperį tokį vežėme, čia praeitą savaitę, man atrodo, šauliai va irgi sugrįžo. Nes ten kai kuriuose vietose nėra kur dabar miegoti, žodžiu, vadavietę pasidaryti. Jo. Nu, tai va, tai sunkiai po truputį, jeigu jau padarome mes kažkokią tai akciją, tai žiūrime, žmonės perveda 20 eurų, 30 eurų, na aišku, yra kas 100 eurų perveda, yra kas 500, bet čia yra toks tai vienas koks žmogus. O anksčiau būdavo, ateina kokia nors įmonė, sako, žiūrėkit, va, kokį ten 10 000 galime jums ten duoti, ten paramai, ten kokių 15 000, ten kokius 5 000, bet kiti duoda, mums nuo seno iš tikrųjų lietuvių verslininkai, kurie turi gerus verslus, duoda kiekvieną kartą. Kiek bevažiuoji, kiekvieną kartą. Jo, šitą laidą, jeigu ką, visas ciklas daromas tiksliai su vienu tikslu, kad prisiminti, kas buvo ir surinkti 201 šturmo pulkui paramos. Jeigu ką. Tai labai gerai, tai aš tai džiaugiuosi, kad yra renkama ta parama. Mes tai ne vienam pulkui važiuojame praktiškai, mes kokiuose 4-5 vietose turbūt taip įsitraukinėsime. Man taip gavosi, aš su vienais vyrais pradėjau kariauti ir kol kas jos remiu iki galo. Reikia ir globoti. Jo, jeigu negaliu gulėti su jais kartu su automatu, tai turiu padėti kaip galiu. Šaunuolis, aš matau, kad tu tikras žmogus esi visą tokį buvai. Gerai, dabar tada bus sunkus klausimas. Aš jį užduonu vieniem viena galūnė, kitiem kita. Tau užduosiu kaip kariškiui su viso tai, kas dabar vyksta medijose. Ką daryti, kad šitą karą vis dėlto laimėti? Reikia toliau kariauti. Vis tiek jis anksčiau vėliau baigsis. Jeigu visi tikrai susitelks, vakariečiai ir duos nemažai ginkluotės, o dabar gynybos pramonė atsistos. Nes jeigu buvo dabar keliarių metų diskusijos ir dabar jau yra priimti sprendimai didinti gynybos biudžetus, tos pinigus reikės kažkaip tai išleisti. Ką tai reiškia? Kad pradės plėstis gynybos pramonė. Jeigu mes matėm, pavyzdžiui, ten Rheinmetallio gamyklas, tai viena gamykla statosi Lietuvoje, ten kita gamykla. Bulgarija, Rumunija, jo. Rumunija, taip, ten aplinkui visur, kur tik tai įmanoma. Kitos įmonės, tai čia tik tai viena Rheinmetallio, tų įmonių tokių Europoje yra ne viena ir ne 10. Tai štai, tai tos ginkluotės atsiras. Ta ginkluotė dabar yra vežama prototipo dar stadijoje išbandyti Ukrainą. Patys ukrainiečiai sako, ne, kad vakariečiai dabar duoda ko tik tai gali. Viską, kad... Vokiečiai vežo ten kokį droną, ten skristi 600 km, ten, žodžiu, jie ten susako grįžtamą į ryšį kokį. Jau kitą kartą atveža jau geresnį. Jau skrenda 800 ten kokių kilometrų. Nu, tai štai va, tai manau, kad ta gynybos pramonė čia vis tiek anksčiau vėliau pasileis kelių metų bėgyje. Na, turbūt iki kokių 30 metų labai sustiprės, nu, jeigu tie gynybos biudžetai išliks tokie. Šiaip Rusiją įmanoma nugalėti ir desintegruoti. Kad jinai... Ką mes turim tam padaryti? Mes, konkrečiai. Vat mes su tavim ką mes galim? Mes su tavim tai ką galim, nu, o ką mes ir darome, ne, susimetam kažką tai, kažkokį tai daiktelį nuperkam. Tai ukrainiečiai prašo mūsų daug. Vienas prašo naktinio matymo prietaisą, ne, mes dabar važiuoju dabar kaip tipo jį paimti. Ne, kitas prašo striukė šiltos, nesėdi bunkeryje, ne, yra ten dronų bataliono, ne operatorius, dronų bataliono, žodžiu, tenais S3 karininkas.
Nu, bet sėdė kokiu ten 10-15 kilų nuo fronto. Žodžiu, Čia jau dabar frontas. Tai jau yra ten blogos. Sako, šalta. Šalta. Nu tai va, tai pirkome dabar, susimetė karo akademijos irgi instruktoriai ir studentai, kurie mokosi kapitonų kursuose, pirkom Karintyje. Striukė, kelnės, žodžiu. Ten kitas prašo kavos aparato. Jo, atrodo juokinga, bet... Atrodo juokinga, bet, nu, kai tu sėdi vadavietėje kažkur tai šalta, tai nors kažkiek va, šiltos kavos įsileisi į puodelį, nu, ryte išgersi. Tai va, tai kiti košių prašo, net užpilamų, ten kiti sriubų kažkokių, tai tų turnikėtų kaip nebūtų keista vėl pradėjo prašyti. Nu, anksčiau čia jau kokie turbūt porą metų nebuvo prašymų. Kad neįsiplėt, paskutinis tau klausimas, nu, pagal tavo, niekada iš viso šito ciklo nieko neminėjau kaip pagal pareigas, nu, bet su taim nesigaus. Man su uniformos sėdė, su antpečiu. Kaip tu skaitai, ar šauliai, ne su taktika, fizika, morališkai yra pasirengę galimam konfliktui su mums nedraugiškom valstybėm? Aš manau, kad mes su europėjami ir niekas čia nėra pasirengę vakarų pasaulyje. Mes tokio, žinai, gero gyvenimo ragavę, jau niekas į tą blogą tokį gyvenimą nebenori sugrįžti. Tai galbūt tie, kurie yra buvę kažkur tai pafrontėje, dar kai tas frontas buvo ten už 400 metrų, ten galėjai stovėti nuo Ruso, jeigu ten su automatu kokį, tai ten kokios grėsmės nekėlė, tai matė tą realią situaciją. Tai tie, manau, tie, kurie matė, kaip aš, pavyzdžiui, sausio įvykius, matė, mušėsi nuo vaikystės su rusais, tai supranta. Bet jeigu šitų dalykų visų nesimatęs, nes jeigu dar kai kurie karininkai, man irgi dar čia prieš kokius 4 metus, kurie ten atvažiavė iš visai kitų kraštų, ne Vilniuje augę, tai jie, kai pradėjo šnekėti, aš galvoju, žinai, jūs žmogeliai, jūs nesuprantate nieko, absoliučiai. Ne, tai štai svetimo skausmo nebūna. Ir pasiruošti, nu kaip ir, kai tavo ant galvos dangus griūna, tada tu kažkaip tai griebsies kažko tai. Tai jeigu net ir ant grėblio turbūt pats neužlipsi, tai tą grėblį irgi galvosi, kad jis ten tau niekada stokotų neužplaus. Tai, nu, o kaip pasiruošti 100% turbūt yra neįmanoma. Ne, 100% pasiruošti neįmanoma. Nu, kuo daugiau tokių, žinai, simulacijų, kuo daugiau aiškinimo, nu, žinai, vieniem tai kažkaip tai daina, kitiem galvo atmetimas gaunasi. Sako, žinai, čia per daug gazdina, žinai, čia. Aš tai būna, žinai, sakau, hebra, jūs užsirašote į Šaulių sąjungą, nu, taigi čia tavo yra mirties nuosprendis, viskas, tavo šaulio pažymėjimą ras, kišenėje rusas tave supjaustys gabalais. Ir jis spardys tavo kūno dalis. Ne, nu tu taip nesakyk, pas žmonės neteidinės. Nu, tai va, tai aš va specialiai šitą pasakau, ar ne? Ir tada man vienas komunikacijos specialistas per aplinkui sako, pasakykit jam, kai jisai nesakytų. Taip, jo, mūsų tai vadina varnom, karo varnom. Žmonės nesupranta. Žmonės nebeteis, o atvirkščiai ateina. Galbūt tai nereikia, kad ateitų tie, kurie tam nepasirengia. Tai va, tai jeigu ateina geriau, mažiau ateitų, bet ateitų tikri žmonės, nes nugi visi čia mato, kas čia aplinkui darosi. Kad nuo 14 metų situacija visgi eina blogyn ir blogyn su kiekviena diena. Čia neįmanoma, jeigu ten mūsų už nosies vedžioja, čia žodžiu. Gerai. Tai va. Čia ant dienų kariuomenės dieną, sako. Sekmadienį. Tai aš sveikinu. Jo, aš Kyjeve būsiu kaip tik, va, ten bus visai neblogai. Perduok linkėjimus Kyjevui. Perduosiu. Vardas pavardė Kyjevo. От злого привет побратимам з Києву. Gerai, ačiū. Laukite sekančios. Ačiū žiūrintiems. Gerai, dar niekur